Sveiki, berniukai ir mergaitės, ir ilgai nesimatėm, ilgai nedariau, tiksliau neplaudinau video, bet pagaliau sulaukit, darysim šiandien apmokymus Sony Vegaso, mokysiu jumi kaip dirbti su video, labiau kaip galima karpyti video, galbūt efektų pridėti ir tiesiog visokių naudingų dalykų išmoksim. Taip pat išmoksim šiandien kaip renderint video. Tai yra kaip viską pabaigėt, kai norit, kad jūsų projektą paverstų į video, kurį galit uploadinti į YouTube. Taigi ir tą padarysim. Taigi atsidarom Sony Vegasą savo, nesvarbu, kurią dalį jūs turit. Šitas, ką dabar rodys, viskas tiks ir 11, 10, 9, 8 ir -3, nesvarbu, kokį jūs turit. Tai įsikelkit belė kokį video. Čia man kažkaip išmetė, kad update jau yra, žinau, reiks apsiupdatint. Tai jok įsikeliam. Štai atsirado pliusiukas, įsikeliam. Aš dabar tiesiog sumažinu, nes man taip patogiau yra, bet jūs galite taip pat įsikelti kitaip, naudodami, kur čia, per Explorerį galite įsikelti. Ar kitokių būdų, kokiu tik tai žinot, dar vienas būdas įsikelti, man tu yra va čia. File, open ir pasirinkti, ką atidarys ir jums atidarys. Bet aš prašiausiai įkeliu į šitą langą ir būna lengviausia. Tada iš čia keliam video į savo laiko liniją ir kaip matot, mums iš karto automatiškai padarė vieną video kaip juostą ar vieną garso juostą. Tai video ir audio juostos, kurias jeigu atsimenat, kaip pirmame apmokyme rodžiau, galite įdėti taip pat su kito pelės pusė paspaudę. Insert video arba audio track. Tai lygiai tą patį padaro. Tai jo. Taigi dabar pelės vidurinį mygtuką galit pasukti arba padidinti, kad išsiplėstų visas video, arba pamažinti. Tai priklauso nuo kiek daug karpimų reikia. Jeigu, sakim, norit labai mažom dalim karpyti, tai, sakim, kokias 3 sekundės, tai pasididinkit video ir matysit, kaip karptų. Jeigu jums reikia tik po kokį, nežinau, 10 minučių ir panašiai. Tiesiog norit trumpą video padaryti. Išilgų, sakim, daug failų padaryti ir rašinėdami tada nesvarbu šiaip tai. Tai jo, tai visų pirma, kad iškirt, ką reikia padaryti, tai yra tiesiog paleiskit bet kurią vietą video. Aš kaip matau, čia belė ką įrašiau, čia nesvarbu. Ir sakim, čia, sakim, noriu dabar iškirpt nuo šitos vietos, sakim, susifeilinau. Tai paspaudžiam S raidę. Kai paspaudė S raidę, jūsų video padalina toj vietoj, kur jūs buvot užėjęs už šitą raudyklę. Dabar mūsų video yra perkriptas į 2 dalis. Ir, sakim, dabar pasižiūrim, kurioje dalis, sakim, mane. Čia va, feilinu, bla bla bla. Ir, sakim, noriu dabar, čia jau, sakim, baigiau feilint. Paspaudžiat vėl S. Šitą dalį iškerpat nereikalingą. Sujungiat abu video kartu. Ir kaip paleisim dabar. Kaip matot. Tiksliai galima. Taip pat, nežinau, ar pirmam video rodžiau, bet kaip žiūrit per savo langą, video visada gali čia pasikeisti. Pasikeiskit į gerą visada darykit, kad automatiškai būtų tai auto bus užrašyta, nes tada nelagina, kai žiūrit. Tai kaip matau dabar ir tiesiog iškerpa tą vietą. Tiesiog kaip persiteleportinu. Tai jo. Tai tiesiog taip su karpimu, aišku, kai kuriuose vietose būna matot, kai kerpate, jeigu sufeilinat, ką dažniausiai visi darot. Pavyzdžiui, jeigu esat patyręs įrašinėjime, ką aš dažniausiai darau, tai jeigu žinot, kad sufeilinat, tai tiesiog sufeilinat, nieko paliekat video, grįžtat atgal į vieną vietą, toj vietoj biškai pastovit ir pradedat savo sakinį per naują. Tai tada, kai kerpat video, jūs prasuksit tol, kol matysit, kad jūs grįžot atgal ir stovėt pradėjot. Tai kai iškirpsit, tada visiškai nesimatys jokio skirtumo. Bet čia su patirtimo teistas. Tai dabar ką darysim, tai yra pridėsime efektų. Efektų mokiau jau kaip ant tekstų dėti efektus ir dabar tą patį darysim su video. Video yra lygiai tas pats, kaip ant tekstų dėti. Galit bet kokį pasirinkti, sakim, kokį čia jums pasirinkus. Belia kokį su blizgučiais, nes aš jums noriu dar ką parodyti. Kaip padaryti, kad jūsų efektai judėtų, kaip animaciją padaryti. Tiesiog susirasim toj kokį nors. Lemba, kur jie visi dingia.
sakykim, kad ir šitą įmesim. Ir kaip matot, mūsų video pradėjęs, kai matot iš to kristalo, jis pradeda arba pašviesėja, žodžiu. O. Ir dabar, nežinau, ar pasisus tai bus ant Sony Vegas 11 ar man atrodo 10, tai kad ten jų, nagi. Tai kas vienas dalykas yra, tai galite vis gali daug ką animuoti, tai PVZ. Pasirenkam kokį kitą efektą, nes tam neleidžia, man atrodo, šitų leidžia. Taip, jo, tai ką šitas, kaip matot, padaro, man šis efektas ypač patinka per video naudoti, kadangi jis gana gerai vaizdą padaro, kad atrodytų, tai kaip matot, viskas pradėjo spindėti pradėjo, tai galite padidinti kiek norit, susikuriam pradžią, kokią norim, kad nuo pat pradžios video kaip atrodytų. Ok, sakykim, man gerai. Tokia spalva man patinka viskas. Bet sakykim, norit, kad dabar kaip jūsų video eina, jūs nenorit, kad šitie tiesiog, nes dabar pradės, kaip dabar viskas atrodys. Kaip mat, jūsų video groja ir viskas, visi šitie blizgučiai vietoj lieka. Jie nesikeičia, jie nejuda, tik kaip jūsų charakteris juda, bet sakykim, jei kreipsi dėmesį čia viršui, tarp skaičių, jie tiesiog vietoj taip ir visada lieka. Sakykim, jeigu norit padaryti biškį įspūdingiau ir norit, kad jie, sakykim, pradėtų suktis, ar ten padidėtų, pamažėtų spalvos, keistusi, tai šitam reikia naudoti animaciją. Paspaudžiam žalią šitą mygtuką, kuris mums atidaro, kokius efektus esam įdėję. Tai matom patį pirmą dėjom šviesumą ir kitą įdėjom šitą dalyką. Ir apačioj, kaip matot, yra mygtukas Animate, arba animuoti lietuviškai. Tai ką šitas padaro, tai jis jums atidaro jūsų video juostą, tai šita juosta yra kiek ilgai jūsų video tęsiasi. Tai nuo pat pradžių, kaip matot, šitas kaip deimanto forma, tai yra ant jos, jeigu paspaudžiate, visi nustatymai jūsų yra štai tokie. Sakykim, norim, kad lygiai pabaigos mūsų video, ne? Norim, kad viskas pradėtų keistis. Tai, sakykim, nuvedam lygiai pačios pabaigos, kadangi čia dabar bus šitoj vietoj, kur šitą rodiklį yra, lygiai čia pradės mūsų keistis vis su šitu labai sunku paaiškinti, kaip nors bandau. Tai žodžiu, nuo šitų, nuo pirmo deimanto, lygiai kito, kurį čia to įdėsim, sakykim, ką nors pakeisim, jis automatiškai atsiras ir visą šitą laiką viskas po biškį keisis nuo taip, kaip mes pradžioj pradėjom, lygiai taip, kaip mes dabar nusistatysim. Sakykim, nustatom beleką, viską maksimum suvarysim. Spalvą pakeičiam ir gerai paliekam. Ir dabar žiūrim, kas darosi. Keista. Kažkodėl nelabai keičiasi. Tuo nustatysim. Sakykim, taip, dabar matysi skirtumą bent jau turėtų. Tai va, kaip matau, dabar po biškį vis didėja, spalva po biškį keičiasi. Žodžiu, kaip matot, viskas žymiai labiau vyksta, lygiai kol pačios pabaigos, kol daisim, kol visiškai viskas apakint pradedami. Kas nėra pats geriausias dalykas video dėti, turiuomenį video tokių nieks nedėtumėt, kad ant pačios pabaigos visiškai tik baltas ekranas būtų, bet turbūt paganot mintį, ką turiuomenį. Tai su tokiais efektais, su animacija galit padaryti gana įdomių dalykų. Intro kai kurie būtinai reikia animaciją naudotis, nes kitaip šagausis. Kas čia šitų efektų niekada naudojas? Naktį padaro. Kągi. Tai jo, tai šitame, tai ką išmokom, tai kaip perkirpt, su S raide galite perkirpt video. Taip pat greit gali parodyti, tai kai paspaudžiat, kai užvedat visada ant video šonų ir matot, štai šitą rodiklį atsiranda, kuri jums leidžia padidinti video arba patrumpinti video. Jeigu paspaudžiat Control, kaip matot, atsiranda pačioje tokia kaip banga, kuri ką padaro, tai yra arba leidžia jums pagreitinti jūsų video arba sulėtinti. Tai jeigu suskleidžiat jį, tai jisai sugreitės, kadangi jūs jį suspaudžiat. Kuo labiau suspaustas video yra, tuo jisai greitesnis.
ir jūsų jei kalbate, jūsų balsas pasidarys labai plonas, o jeigu su kontroliu ištęsėt jį, tada jūsų video šiauriai sulėties. Tai bus galima sakyti slow motion, tai geriau parodysim ant pirmos dalies, kadangi čia nėra tiek daug blizgučių. Sakim, visiškai išdidinam ir nuo pat pradžių praleidžiu. Tai kaip matot, mes nelabai matus, nes dabar tą naktį uždėjau, tai galėsim nuimti ją. Štai, nuimam. Ir kaip matot, viskas slow motion vyksta, sakim, dar labiau norim, sakim, per greitai dar kartą, dar labiau ištęsim. Taip galim tęsti, kiek tais norim, kiek mums leidžia. Man jau, pavyzdžiui, daugiau nebeleidžia, nes čia yra daugiausia, kiek palėtinti įmanoma. Norim pagreitint, suskleidžiam gal. Ir kaip matot, viskas normaliai. Arba dar labiau norim. Tiesiog greitai sugreitinam. Ir žodžiu, viskas dabar man nelagina, čia nelabai matys, bet žodžiu. Suskleidžiat, jeigu su kontrolu suskleidžiat, pagreitinat, jeigu ištęsėt, palėtinat. Tiesiog tiek. Tai kitą dalyką, ką dabar galim daryti, tai yra kaip renderint savo video. Tai Sony Vegas'e yra labai paprasta renderint savo video, tiesiog paspaudžiat šitą mygtuką. Kai viską baigit, įsitikinkit, tiesiog prasukit video, ar nėra jokių juodų tarpų, nes kartais atsiranda juodi tarpai. Tokie kaip būna, tai perveskit per savo video, pasižiūrėkit, jums viskas patinka, galim renderint. Spaudžiam render as. Palaukit, kol pasikrau šitas mygtukas. Ir būna nustatyta Sony Vegas, bent jau Sony Vegas Pro 11, tai būna iškart nustatyta pilna settingų, kokiais jūs norit savo video renderint, tai čia yra visokių formatų, bet ką aš visada renderint, tai arba 720 ant 30p, tai yra geriausia kokybė, arba 1080 ant 25. Tiesą sakant, 1080 labai retai naudoju, nes nėra toks didelis skirtumas nuo 720 ir laikas gal dvigubai daugiau užtrunka, kad jūsų video išrenderintų. Tai neapsimoka. Siūlyčiau visada pasilikti 720 30p. Taigi, taip pat galite patys savo nustatyti, tai čia yra mano pačio nustatyta. Bet čia aš nepaturiu nieko nustatinėti per daug. Jeigu naudojat Sony Vegas Pro 11, jums viskas yra nustatyta labai puikiai. Viskas gerai veikia, tiesiog pasirinkit 720-30 ir render paspauskit. Ir pradės jūsų video renderint. Pasirinkti čia galite į kur norit, kad pradėtų jums renderint. Tai aš pasirinkau ant desktopo. Ir taip pat galite užvadinti savo video. Taip pat jį galite pervadinti YouTube, kai uploadinat. Jei norit patys sukurti, savo sakmim nepatinka, kaip jums išeina kokybė, bloga garsas netinka, kažkas tokio, paspauskit customize ir jums leiks čia viską pasidaryti. Tai čia galite video eit, pasirinkti, kokią definition norit, ar 720p, 1008, nu žodžiu. Čia daug galite žaist, aš jums per daug šitą neisiu, nes labai nuobodu būna ir nelabai reikalinga. Nes jeigu pradėsit keistis, tai susimalsit ir po to reikės per naują perinstaliuoti Sony Vegas'ą. Arba tiesiog ištrinti ir, nu žodžiu. Arba reikės ištrinti ir per naują nuo ten, kur buvot pradėti, kam bereikalo laiką savo išmest į lauką. Taigi, tai kad greitai pereit, pakartosiu, per ką šiandien praėjom. Tai yra kaip karpyti video su S raide, kaip pagreitinti video arba palėtinti su Ctrl paspaudžius, nuvedį į šoną, kur yra strėlytė, kaip dėti video efektus, nuo video efektai pasirinkti kokį ir užstinkai jį. Kaip pašalinti, paspaudžiu tą žalią mygtuką, paspaudžiu X ir jums pašalins jūsų visus efektus, kokius norit, jūsų video grįš į normalų. Ką mes išmokom, šiek tiek kaip renderint video išmokom ir man atrodo viskas. Tai jo, kitą video bandysim daryti šiokį tokį intro, labai prabangiai nedarysiu, nes kad normalų intro sukurti užtrunka porą valandų, tai tiesiog pereisim apie, nežinau, tiesiog belė parodys, kokius efektus galima naudoti ir paprasčiausiai kaip intro galite iš YouTube atsisiųsti kaip paruoštų video ir tiesiog jums patiems reikia susidėti juos. Tai aš taip pat savo intro pasidariau, kai atsisiunti jau padarytą intro ir tiesiog jūs susidedat viską pagal taip, kaip norit. Taip pat atsiprašau, jeigu pastebėt, kad mano balsas pasikeitęs yra. Esu užkimęs šiek tiek, pasigavau slogą.
Tai bet manęs nesustabdys, pradėsiu daryti neužilgo Survival Island ir Minecraftą įrašinėti. Tai Minecraft Survival Island, bet uploadinsiu vėliau greitai po šito video, iškart uploadinsiu trumpą video, kad parašysiu visiems, kas norit koopą galbūt daryti. Tai bet man reikia greitai, man reikia šiandien arba rytoj netgi, būtų gerai, kad rytoj. Tai šiandien, kad man kas nors parašytumėt, kas norėtumėt su manim koopą daryti, Survival Islando koopą ir galėtumėm bandyti. Tai, sakykim, tada Survival Island būtų kaip specialus video kiekvieną savaitgalį ir būtų būtų šeštadienis koopų diena, galima sakyti. Tai jo. Aš taip pat pradėsiu, man atrodo, Survival Island uploadinsiu taip pat ir paprastai single playerį, nebus vien taip, kad bus koopas, bet bus ir tada single playerį kol kas ilgai neuploadinsiu, nes pirmą noriu džiunglių survival pabaigti. Taigi, tai jo, dėkui visi, kad žiūrėjot, pasubscribinkit. Artėja 50 subscriberių, kas yra labai faina. Gana greitai plečiasi šitas kanalas, visiems dėkui. Nepamirškite įdėti į favoritus, kadangi tai padeda paskleis žodį ir man labai padeda tai. Tai jo, visiems dėkui, palaikinkit šitą video, komentuokit ir pasiruoškit, greitai laukit kitą video, kada pranešiu apie koopą, kur galit man parašyti, jei nori daryti ir kokie reikalavimai yra. Taigi, iki kitų video.